Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kultūrinė evoliucija XIII–XVI amžiuje. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kultūrinė raida nuo XIII iki XVI amžiaus atspindi unikalų civilizacijos formavimosi kelią tarp rytų ir vakarų Europos. Valstybė, kilusi iš pagoniško krašto su stipria žodine tradicija, per kelis šimtmečius transformavosi į daugiakultūrę imperiją su išplėtota raštijos sistema, švietimo institucijomis ir savita architektūra. Šią raidą skatino teritorinė plėtra ir valstybingumo stiprėjimas. Svarbu vaidmenį atliko krikščionybės priėmimas ir intensyvėjantis ryšiai su kaimyninėmis šalimis. Raštijos, teisės, švietimo ir architektūros raidoje atsispindėjo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės gebėjimas integruoti skirtingas kultūrinės tradicijas, išlaikant savitumą ir kuriant originalias sintezės formas. Raštijos raida Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje raštija plėtojosi įvairiomis kalbomis, nes valstybėje gyveno skirtingų tautybių ir religijų gyventojai. Administraciniuose dokumentuose vyravo rusėnų kalba, kuri buvo pagrindinė kanceliarinė kalba Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Diplomatijoje ir teisėkūroje naudota lotynų kalba, glaudžiai susijusi su vakarų Europos tradicijomis. Miestuose, kuriuose veikė vokiečių pirkliai ir amatininkai, paplito vokiečių kalba. Rašytiniai tekstai, skirti bažnytiniai veiklai, katalikų bažnyčioje dažniausiai buvo rengiami lotynų kalba, o stačiatikių bažnyčioje – bažnytinė slavų kalba. Nors lietuvių kalba buvo plačiai vartojama kasdienėje kalboje, raštijoje ji ilgą laiką neįsitvirtino, nes oficialiuose dokumentuose ir aukštuomenėje buvo naudojamos kitos, to meto tarptautiniu mastu pripažintos kalbos. Ankstyvajame valstybės kūrimosi etape baltai, kaip ir kitos pagoniškos kultūros, rėmėsi žodinę tradiciją. Kunigaikščiai ir diduomenė retai naudojo rašytinius dokumentus vidaus valdymui, nes svarbiausi susitarimai buvo grindžiami priesaikomis ir papročiais, perduodamais iš kartos į kartą. Valstybės valdymas, teisė ir visuomenės normos rėmėsi paprotinę teisę, kuri reguliavo tiek kasdienį gyvenimą, tiek santykius su kaimynais. Rašto vartojimas labiau plito per diplomatinius ryšius su kitomis valstybėmis, o XIII amžiaus pradžioje atsirado pirmieji rašytiniai dokumentai. Nors rašto nebuvimas lėtino kultūrinę integraciją su raštingomis civilizacijomis, baltai turėjo išplėtotą žodinę tradiciją, kuri užtikrino visuomenės normų, teisinių principų ir istorinės atminties perdavimą. Šiame daugiakalbės raštijos kontekste lietuvių kalba ilgą laiką neturėjo rašytinės formos, nes iki krikšto nebuvo susiformavusios rašytinės tradicijos, o valdantieji sluoksniai naudojo tarptautiniu mastu pripažintas kalbas. Lietuvos didieji kunigaikščiai valstybės valdymui pasirinko kalbas, kurios buvo plačiai vartojamos tarptautinėje diplomatijoje ir administracijoje. Dėl plačiai paplitusios rytų slavų gyventojų bendruomenės ir administracinių poreikių oficiali raštvedyba buvo vedama rusėnų kalba. Bendravimui su vakarų Europa buvo naudojama lotynų kalba, o Livonijos ir Hanzos pirklių reikmėms – vokiečių kalba. Dėl to lietuvių kalba išliko daugiausia šnekamąja, o kaip rašto kalba pradėjo plėtotis XVI amžiuje, kai pasirodė pirmosios lietuviškos knygos. Raštijos vystymu pirmiausia rūpinosi dvasininkai ir reformacijos veikėjai, todėl lietuviški rašytiniai šaltiniai iki XVI amžiaus yra reti. Palankesnės sąlygos lietuviškai raštijai plėtotis susiklostė 1387 metais, kai priėmus krikštą atsirado poreikis versti religinius tekstus į lietuvių kalbą, kad jie būtų suprantami naujai pakrikštytiems gyventojams. Manoma, kad pirmieji vertimai galėjo apimti pagrindinės maldas, tokias kaip Tėve mūsų ir Tikiu Dievą Tėvą, kurios buvo svarbios krikščioniško mokymo sklaidai. Kadangi tuo metu dauguma gyventojų buvo neraštingi, šie tekstai galėjo būti perduodami žodžiu per pamokslus ir katechezes. Dvasinių tekstų vertimai tapo pirmuoju žingsniu link lietuviškosios raštijos formavimosi ir krikščioniškosios kultūros įsitvirtinimo Lietuvoje.
Nuo Gedimino laiškų iki pirmųjų teisynų. 13–14 amžių sandūroje Lietuvos didžiajai kunigaikštystei prijungiant rytų slavų žemes, valstybėje padaugėjo raštingų žmonių. Naujose teritorijose veikė stačiatikių vienuolynai, tapę svarbiais raštingumo centrais. Vienuoliai perrašinėjo religines knygas, tarnavo kunigaikščiams kaip raštininkai ir diplomatai. Ryškiausias to laikotarpio raštijos pavyzdys – kunigaikščio Gedimino laiškai 1322–1324 metais, adresuoti vakarų Europos miestams, vienuolynams ir popiežiui. Šiuos dokumentus lotynų kalba surašė Gedimino kanceliarijos raštininkai, galimai bendradarbiaudami su pranciškonų vienuoliais. Laiškuose amatininkai, dvasininkai ir pirkliai kviečiami atvykti į Lietuvą, užtikrinant jiems privilegijas ir apsaugą. Nors valstybė išliko pagoniška, dokumentai liudija, kad Lietuva jau naudojosi rašto galimybėmis tarptautiniams ryšiams palaikyti ir politiniams tikslams įgyvendinti. Gedimino laikais pradėta raštijos plėtrą paspartino 1387 m. Lietuvos krikštas, kai rašto kultūra įgavo naują impulsą. Bažnyčia tapo pagrindinė rašto skleidėja, o raštininkai tapo neatsiejama valdžios aparato dalimi. Prie bažnyčių ir vienuolynų kūrėsi mokyklos, kuriuose mokyta skaityti ir rašyti. Raštas vis labiau skverdėsi į valdymą, teisę, prekybą. Centrinė rašto kultūros institucija tapo didžiojo kunigaikščio raštinė. Joje dirbo įvairios kilmės ir išsilavinimo žmonės, kurie rengė dokumentus, tvarkė archyvą, susirašinėjo su užsienio valdovais. Čia vėliau sukurti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės metraščiai, rengti Lietuvos statutai ir pradėta sistemingai kaupti LDK metriką. Miestų savivaldos teisės skatino steigti raštines, kuriuose buvo vedami miestų teismo aktai ir ūkio apskaitos dokumentai. Teismai ir valdymo struktūros pradėjo vis dažniau remtis rašytiniais dokumentais, kurie tapo oficialiais įrodymais. Šiuose naujose institucijose ir visoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje raštija vystėsi daugiakalbėje aplinkoje. Lotynų kalba buvo vartojama diplomatinėje ir bažnytinėje veikloje, ypač santykiuose su vakarų Europa. Vokiečių kalba buvo naudojama miestų savivaldoje, prekyboje ir Hanzos miestų raštvedyboje. Tačiau labiausiai paplitusi buvo rusėnų kalba, kurią suprato didelė dalis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventojų, ypač rytinėse žemėse. Rusėnų kalba Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo vartojama ne tik teisiniuose dokumentuose, bet ir kasdieninėje administracijoje. Tai buvo praktiškas pasirinkimas, nes didelę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventojų dalį sudarė rytų slavai, o prijungus stačiatikiškas žemes valstybėje jau veikė raštingų dvasininkų tinklas. Ši kalba vyravo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės metrikoje, teismų dokumentuose, sutartyse su rytų kaimynais. Daugiakalbės raštijos plėtra turėjo esminės įtakos ir teisės sistemai. Iki krikščionybės įvedimo Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje teisė buvo grindžiama paprotinė tradicija, kurioje teisės normos buvo perduodamos žodžiu. Krikščionybė atnešė rašytinės teisės tradiciją, o teismai ėmė remtis dokumentais. Pirmieji rašytiniai teisės aktai Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo valdovų privilegijos, suteiktos teritorijoms, luomams ar bendruomenėms. Tarp svarbiausių Jogailos privilegija 1387 metais, Horodlės privilegija 1413 metais ir Kazimiero privilegija 1447 metais, įtvirtinusios bajorų teisės. Rašytinės teisės raida pasiekė naują etapą 1468 metais, kai Kazimieras Jogailaitis paskelbė pirmąjį žinomą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės baudžiamosios teisės aktą, skirtą kovai su plėšikavimu ir nusikaltimais bajorų valdose. Šis dokumentas, pavadintas Kazimiero teisynu, tapo pagrindu vėlesniam teisinės sistemos vystymuisi. Jame atsispindėjo tiek vietinės paprotinės teisės elementai, tiek kaimyninių šalių teisės įtaka. Švietimo sistemos formavimasis Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje.
Iki krikščionybės priėmimo Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje nebuvo centralizuotos mokyklų sistemos, o švietimas daugiausia rėmėsi žodinė tradicija ir praktiniu mokymu. Karo su kryžiuočiais sąlygomis valstybė pirmiausia rūpinosi karinė galia ir teritorinė plėtra, o raštas ir mokslas nebuvo laikomi prioritetinėmis sritimis. Rašytinė kultūra buvo neįsitvirtinusi, o valdovai ir diduomenė rėmėsi žodinė tradicija. Tačiau kai kuriuose Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rytinėse žemėse jau veikė stačiatikių vienuolynai, kurie savo aplinkoje vykdė tam tikrą mokomąją veiklą. Prie stačiatikių cerkvių buvo kuriamos mokyklėlės, kuriuose vienuoliai mokė būsimus dvasininkus skaityti bažnytinę slavų kalbą ir perrašinėti religinius tekstus. Šios institucijos buvo nedidelės ir prieinamos tik siauram luomui, todėl plačioji visuomenė Lietuvoje švietimo negaudavo iki krikšto įvedimo. Situacija pasikeitė po Lietuvos krikšto 1387 metais, kuris atvėrė šalį europinės kultūros ir švietimo tradicijai. Krikščionybė, kaip raštingumu paremta religija, natūraliai skatino mokyklų kūrimąsi. Naujajam tikėjimui reikėjo raštingų dvasininkų, gebančių skaityti ir aiškinti šventąjį raštą, versti liturgiją, mokyti tikinčiuosius. Pirmoji žinoma mokykla Lietuvoje buvo įsteigta 1397 metais prie Vilniaus katedros. Netrukus panašios mokyklos pradėtos steigti ir prie kitų bažnyčių bei vienuolynų. Svarbų vaidmenį švietimo raidoje atliko pranciškonai ir dominikonai, kurie savo vienuolynuose mokė ne tik religijos, bet ir lotynų kalbos, gramatikos, retorikos, muzikos. 15 amžiaus viduryje bažnytinės mokyklos jau veikė Vilniuje, Kaune, Trakuose ir kituose miestuose. Per kelias dešimtis metų susiformavusios ankstyvosios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mokyklos skirstytos į kelis tipus pagal mokymo turinį ir paskirtį. Katedros mokyklose, veikusiose prie vyskupijų centrų Vilniuje ir Medininkuose, ruošti aukštesnieji dvasininkai. Jose buvo dėstomi pagrindiniai 7 laisvųjų menų dalykai – gramatika, dialektika, retorika, aritmetika, geometrija, astronomija ir muzika. Vienuolynų mokyklose mokymas dažnai priklausė nuo vienuolijos specifikos. Pranciškonai labiau orientavosi į praktiką, dominikonai į teologiją. Parapijinės mokyklos teikė pradinį išsilavinimą, mokė skaityti, rašyti, skaičiuoti, tikėjimo pagrindų, giesmių. Turtingų didikų dvaruose veikė privačios mokyklos, kur mokėsi bajorų vaikai. Miestų mokyklose, ypač didesnių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų savivaldose, ruošti raštininkai, pirkliai, amatininkai. Mokymasis aukštesniojo lygio mokyklose vyko lotynų kalba, o parapijinėse mokyklose naudota ir vietinė kalba. Vietinių mokyklų tinklo plėtra skatino ir aukštesnio mokslo poreikį. Po krikšto Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorai ir dvasininkai vis dažniau rinkosi studijas užsienio universitetuose. Geografiškai artimiausias ir kultūriškai priimtiniausias tapo Krokuvos universitetas, atnaujintas 1400 metais Jogailos iniciatyva. Kitas svarbus traukos centras buvo Prahos universitetas, kur karalienės Jadvygos rūpesčių buvo remiami studentai iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. 15 amžiaus pabaigoje, 16 amžiaus pradžioje studijavimo geografija išsiplėtė. Lietuvių studentų atsirado Leipcigo, Bolonijos, Paduvos universitetuose, o nuo 1544 metų ir Karaliaučiaus universitete. Studijuoti užsienyje galėjo ne visi, tai buvo brangu ir reikalavo pradinio išsilavinimo. Dažniausiai studijavo didikų ir turtingesnių bajorų sūnūs, taip pat miestiečiai. Populiariausios studijų kryptis – teologija, teisė, medicina ir laisvieji menai. Jogailos reformuotas Krokuvos universitetas tapo pagrindinė akademinė institucija, kurioje 15 amžiuje ir 16 amžiaus pradžioje mokėsi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės jaunuoliai. 15 amžiuje Krokuvoje studijavo apie 400 studentų iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kurie įgijo bakalauro, magistro ar daktaro laipsnius. Tarp jų būsimieji valstybės kancleriai, vyskupai, teisininkai, diplomatai.
Baigę Krokuvos universitetą, absolventai grįždavo į Lietuvą ir tapdavo dvasininkais, mokytojais, teisininkais, valdžios pareigūnais. Taip Krokuvos universitetas tiesiogiai prisidėjo prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės elito formavimo, kultūros ir švietimo lygio kelimo. Universitetas tapo vartais į europinę kultūrą, renesanso ir humanizmo idėjas. Architektūros raida Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės architektūrinė raida formavosi veikiama tiek vakarietiškų, tiek rytietiškų įtakų, kurios skirtinguose regionuose pasireiškė nevienodai. Kol Lenkijoje ir vakarų Europoje vyravo romaninis stilius su masyviomis sienomis, pusapvalėmis arkomis ir tvirtomis konstrukcijomis, Lietuvoje architektūra vystėsi kita kryptimi. Rytinėse Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse dominavo bizantinė tradicija su mūrinėmis cerkvėmis, kupoliniais skliautais ir išpuoštais fasadais. Lietuvoje patys ankstyviausi mūriniai pastatai buvo statomi tik kunigaikščių iniciatyva. Seniausiu Lietuvoje žinomu mūriniu statiniu laikoma Mindaugo laikais pastatyta Vilniaus katedra, kurios rūsio grindys yra vienas iš ankstyviausių išlikusių elementų. Visgi Lietuvos architektūrai reikėjo dar keletos šimtmečių, kol gotika tapo dominuojančiu stiliumi. Mindaugo laikais prasidėjusi mūro statyba XIV amžiaus pirmoje pusėje ėmė sparčiai plisti. Iki tol dauguma pilių ir gyvenamųjų pastatų Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo statomi iš medžio, tačiau dėl dažnų priešų antpuolių ir augančios valstybės reikėjo patvaresnių statinių. Pirmieji mūriniai pastatai Lietuvoje buvo gynybinės pilys, tokios kaip Vilniaus aukštutinė pilis, Krėvos ir Medininkų pilys, kurių statyba prasidėjo dar XIII amžiaus pabaigoje, XIV amžiaus pradžioje. Šios tvirtovės buvo statomos iš akmenų ir plytų, pritaikytos atlaikyti apgultis ir apsaugoti svarbiausius valstybės centrus. Greta pilių pradėtos statyti ir pirmosios gotikinės bažnyčios, tokios kaip Švento Mikalojaus bažnyčia Vilniuje, viena seniausių išlikusių mūrinių bažnyčių Lietuvoje. Gotikinė statyba Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo tiesiogiai susijusi su gynybinės architektūros plėtra ir glaudžiais ryšiais su vakarų Europos miestais. 1387 metais priėmus krikščionybę, Lietuva atsivėrė vakarų Europos kultūriniai įtakai. Iki tol šalyje dominavo vietinės ir rytų slavų tradicijos, tačiau po krikšto ėmė sparčiai plisti vakarietiškos meno ir architektūros tendencijos. Valdovai aktyviai skatino šį procesą. Jogaila ir Vytautas finansavo bažnyčių statybą naujai pakrikštytose žemėse. Šis procesas skatino amatų plėtrą. Lietuvoje imta steigti plytinės, mūrininkų, akmentašių, dailidžių cechus. Į šalį kviesti meistrai iš Vokietijos, Lenkijos, Čekijos, kurie atvežė ne tik techninės žinias, bet ir naujus meninius sprendimus. Valdovai ir didikai suprato reprezentacinę architektūros vertę. Mūriniai pastatai demonstravo jų galią, prestižą ir ryšius su vakarų pasauliu. Be to, mūro statiniai buvo ilgaamžiškesni ir atsparesni gaisrams. XV amžiaus pabaigoje ir XVI amžiaus pirmoje pusėje, kai vakarų Europoje jau plito renesansas, gotika tapo vyraujančiu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės architektūros stiliumi. Šiuo laikotarpiu statyti pastatai pasižymėjo aukštomis smailėmis, raudonų plytų mūrų, lengvomis grakščiomis formomis ir išpuošta fasado dekoracija. Vienas ryškiausių šio laikotarpio gotikinių pastatų yra Šventos Onos bažnyčia Vilniuje, kuri dėl savo sudėtingų plytinių konstrukcijų ir dekoratyvumo iki šiol laikoma vienu iš gražiausių gotikos pavyzdžių rytų Europoje. Be Vilniaus gotikiniai statiniai iškilo ir Kaune. Čia pastatytas Perkūno namas, turėjęs ir gyvenamąją, ir komercinę paskirtį. Gotika dominavo ne tik architektūroje, bet ir dailėje. Bažnyčių interjerai buvo puošiami religinėmis freskomis, o altoriai raižytomis medžio skulptūromis. Gotikinė architektūra Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje atspindėjo vietinių didikų ir bažnyčios ryšius su Europos kultūriniu lauku bei tuo metu vyravusias estetinės ir sakralinės vertybės. Geografinis ir kultūrinis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės išsidėstymas tarp rytų ir vakarų lėmė savitą meninių stilių sintezę.
Gotikos stilius, atkeliavęs iš vakarų, neišvengiamai susidūrė su jau įsitvirtinusia bizantinio meno tradicija rytinėse kunigaikštystės žemėse. Cerkvių architektūroje šalia tradicinių kupolo formų atsirado gotikai būdingi smailiaarkiai langai. Katalikų bažnyčiose galima aptikti bizantiniam menui būdingų ikonografinių motyvų, freskų tapymo technikų. Šį meninių tradicijų susiliejimą skatino kultūrinis pliuralizmas, būdingas Lietuvos didžiajai kunigaikštystei ir abiejų krikščionybės šakų egzistavimas vienoje valstybėje. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorija tapo viena iš rytinių gotikos sklaidos ribų Europoje. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūrinė transformacija XIII–XVI amžiuose rodo sudėtingą kelią nuo žodinės tradicijos iki raštingos visuomenės. Nors lietuvių kalba raštijoje įsitvirtino tik XVI amžiuje, valstybė sugebėjo sukurti funkcionuojančią daugiakalbę administracinę sistemą, kodifikuotą teisę ir mokyklų tinklą. Krikščionybės priėmimas 1387 metais tapo katalizatoriumi, paspartinusiu integraciją į europinę kultūrinę erdvę. Atsirado bažnytinės mokyklos, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės jaunuoliai ėmė studijuoti Krokuvos universitete, o gotikinė architektūra pakeitė medinės pilis mūrinėmis bažnyčiomis ir tvirtovėmis. Rytų ir vakarų kultūrinių tradicijų sąveika suformavo savitą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tapatybę, kurioje rusėnų kanceliarinė kalba, lotyniškas mokslas, bizantinė ir gotikinė architektūra koegzistavo vienoje valstybėje. Ši kultūrinė sintezė paruošė pagrindą tolesniai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės raidai Renesanso ir Reformacijos epochoje.